Labą dieną. Mes jums skambiname dėl kambario nuomos. Atsiprašome, kad šiek tiek per anksti. Na, nieko tokio. Prašom. Prašom. Va čia ir yra jūsų kambarys. Na, kaip? Normaliai. Normaliai. Butas nenaujas, bet tvarkingas. Universitetas čia pat. Kaip tik jaunai porai. Ten virtuvė. Štai. Nežinau. Kažkaip nesaugiai čia viskas atrodo. Virtuvė atvira, užuolaidos. O jeigu karštų riebalų netyčia užtikš, dūmų jutiklių nėra. Ar gesintuvą bent jau turite? Gesintuvą? Milda, apie ką tu čia dabar? Aš skaičiau internete. Kiekvienose namuose turi būti gesintuvas. Baik, mažiukam tau tas gesintuvas. Gaisro atveju. Oi, ko tik tai tame internete neprirašo. Aš pati savo namuose nei gesintuvo, nei jokių jutiklių neturiu. Vandens, reikia vandens! Ką man daryti? Ką man dabar daryti? Svarbiausia išlikti ramiems. Svarbiausia išlikti ramiems. Matai, vesk ponę į lauką. Matai! Aš kviečiu ugniagesius. Kas čia vyksta? Gaisras. Tik nesijaudinkite, ramiai eikite į lauką. Aš kviečiu pagalbą. Lipkite laiptais. Labą dieną. Noriu pranešti apie gaisrą. Kur? Bute. Adresas? Vaidilutės 518. Vilnius? Taip, Vilnius. Jūsų vardas pavardė? Milda Rimšaitė. Kelių aukštų name kilo gaisras? 9. Kelintame aukšte? 4. Ar tame aukšte yra dar žmonių? Nežinau, lyg ir ne. Aš čia negyvenu. Jei aukšte yra žmonių, kurie nežino apie gaisrą, būtina juos įspėti, kad evakuotųsi. Aha, supratau. Pati irgi kuo greičiau pasišalinkite iš įvykio vietos. Nesinaudokite liftu, lipkite laiptais. Tačiau nebėkit, kad nepargriūtumėt. Gerai, supratau. Ugniagesiai jau važiuoja, laukite. Ačiū. Rimkite, ponė, liepsna užgesinta, jokio pavojaus nėra. Oi, o ten nuostolių daug? Yra. Apgadinti baldai, sienos. Viryklę teks išmesti. Na ir žinoma, reikės remonto. Užtat visi sveiki, gyvi. Niekas nenukentėjo, niekas neapdegė. Oi, neduok Dieve. Niekas neapsinuodijo dūmais. Ačiū Dievui.
Jeigu būtumėte turėjusi gesintuvą, materialiniai nuostoliai būtų mažesni. Dieve, mano, kas galėjo žinoti, kas galėjo? Pone, priežastis, dėl kurių kyla gaisrai, turi būti žinomos ir mažiems, ir didelėms. Per arti užuolaidų arba baldų deginamos žvakės. Rūkimas lovoje arba balkone. Per balkoną išmesta cigaretė gali įkristi į kaimynų balkoną ir uždegti ten sudėtus daiktus. Be priežiūros palikta viryklė su gaminamu maistu taip pat labai dažna gaisrų priežastis. Kaip ir netvarkingai kūrenama krosnis. Dujų nuotėkis. Netvarkinga elektros instaliacija. Gamtoje gaisrą gali sukelti deginama žolė ar net neatsakingai numesta stiklo šukė. Daugiausiai automobilių sudega dėl elektros instaliacijos gedimų ar kuro tiekimo sistemos pažeidimų. Taip pat gaisrą transporto priemonėje gali sukelti degių medžiagų pervežimas. Atvira ugnis yra ryški karšta, sukelia nudegimus. Todėl dažniausiai žmonės jie vertina kaip didžiausią gaisro pavojų. Bet iš tikro karštis sukelia nudegimus, apdegina kvėpavimo takus, padega daiktus. O nuodingos dujos ir dūmai, kurie išsiskiria degimo metu, yra dažniausia žmonių žuvimo gaisruose priežastis. Įkvėpęs degimo metu išsiskiriančių toksinių dujų žmogus gali prarasti sąmonę ir uždusti per 2-3 minutės. Tiršti juodi dūmai, išsiskiriantis degimo metu, yra pavojingi dar ir tuo, kad graužia akis ir mažina matomumą. Todėl tampa sunkiau orientuotis bei evakuotis į saugią vietą. Taip. Girdėta, viskas girdėta. Bet pro pirštus pažiūrėta, ar ne? Taip. Pati matote, tai ne vien tušti žodžiai. Liepsna išplinta per kelias minutės ir nieko nesigaili. Bet yra ir gerų žinių. Buto konstrukcijos nepažeistos, sienos įtrūkimų nėra. Dujų, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai taip pat sveiki. Mes viską patikrinome. Ir dar, turime jums paguodos dovanėlę. Oi, ačiū, prašau, paimkit. Ačiū. Ar žinote, kaip naudotis? Ne. Visų pirma, susipažinkite su gesintuvo instrukcija. Per gaisrą tikrai nebus kada. Be to, kiekvienas gesintuvas yra šiek tiek skirtingas. Šituo gesintuvu reikėtų naudotis taip. Pradėkite gesinti iš saugaus atstumo, kad nenukentėtumėte nuo kaitros ir liepsnos. Atviroje teritorijoje reikia gesinti pavėjui, kad vėjas neneštų jūs dūmų ir gesinimo medžiagų. Gesinti reikia gaisro židinį arba degę medžiagą. Labai svarbu pradėti gesinti nuo intensyviausiai degančios vietos. Degus skystį reikia pradėti gesinti nuo arčiausiai jūsų esančios pusės, liepsną stumiant tolyn. Degančią sieną reikia pradėti gesinti nuo apačios į viršų. Tai yra nuo gaisro židinio. Jeigu esate ne vieni ir turite keletą gesintuvų, gaisrą gesinkite keliais gesintuvais vienu metu, kad kuo greičiau užgesintumėte liepsną. Gesindami gaisrą stovėkite šalia vienas kito. Jokiu būdu nestovėkite vieni priešais kitus. Ką tik užgesintos gaisravietės nepalikite be priežiūros. Įsitikinkite, kad nebėra žarijų ir degimas neatsinaujins. Panaudotus gesintuvus iš karto vežkite užpildyti. Nesvarbu, ar išnaudojote visą gesintuvą, ar tik sykį jį nuspaudėte. Panaudotas gesintuvas po keleto valandų nebeveiks. Gesintuvas ištuštėja per keliolika sekundžių. Kad gesintuvas būtų panaudotas kuo efektyviau, purškite ne vientisą srovę, o dozuodami. Ir įsidėmėkite vieną labai svarbų dalyką. Vandens putų gesintuvu griežtai draudžiama gesinti iš elektros tinklo neišjungtus elektros prietaisus. Gesintuvus pasidėkite kur nors koridoriuje, prie išėjimo, virtuvėje, garaže ar kitose pavojingesnėse vietose.
Gesintuvo vieta turi būti aiškiai matoma ir žinoma visiems namiškiams ar patalpa besinaudojantiems asmenims. O mes daugiau nieko negalim padėti? Ne niekuo. Jūs ir taip šaunuoliai. Labai teisingai viską padarėte. Ir jūs atsiminkite, jeigu namuose kyla gaisras, o jūs neturite gesintuvo ir negalite patys gaisrą užgesinti, reikia evakuotis ir kviesti pagalbą. Jeigu dūmai, liepsna, karštis atkirto visus išėjimus ir negalima saugiai išeiti iš patalpos, reikia sandariai uždaryti duris ir likti kambaryje. Durų plyšių ir ventiliacijos angų užkamšimas drėgnais skudurais neleis dūmams patekti į kambarį. Jei yra galimybė, patartina nuolatos duris laistyti vandeniu. Atidarius langus pateks daugiau oro. Lange pakabinus ryškų audeklą ar drabužį, ugniagesiai gelbėtojai supras, kad reikalinga pagalba. Pagalbos reikia laukti prie lango. Negalima slėpti spintoje, po stalu ar lovoje. Nuo dūmų tai neapsaugos, o ugniagesiams bus daug sunkiau pasislėpusių surasti. Turėtumėt būti dėkinga jaunimui. Viskas galėjo žymiai blogiau baigtis. Sėkmės ieškant kambario. Ačiū. Jums ačiū. Ačiū.